Japonų dizaineris Yohei Yamamoto Paryžiuje pristatė naujausią gatavų drabužių kolekciją, kurioje, kaip ir visose jo kolekcijose, vyravo androginiškumas ir apimtis. Modeliai žingsniavo siaurų podiumų primenančių gimnastikos buomą. Vieta pristatymui buvo pasirinkta atitinkama City of Light gimnastikos salė. Niūrę kolekcijos nuotaiką atspindėjo jo pasirinkta muzika. Tradicinė ir mistinė bei dainos prancūzų kalba apie meilę be atsako. Yamamoto modeliai drabužius pasiskolino iš vyriškos spintos, klasikinius šiukšdančius baltus marškinius, kurie buvo derinami prie beformių juodų sijonų ir per didelių Vilios Vonkos stiliaus skrybėlių. Kita manekenė dėvėjo tradicinius valstietės drabužius, optimistiškų levandų atspalvių. Tai labai neįprasta dizaineriui, kuris paprastai yra ištikimas vienspalviams drabužiams. O šou kulminacija tapo manekenė apsirengusi didelę baltą pūstais traukiniais puoštą suknelę ir dėvinti neproporcingai didelę tinklinę skrybėlę.